Paskolinsi? Gerai, palauk, negi pavoksit? Ne, uždėsiu, kad visi paklausytume. Jei patiks, pagalvosim, ką daryti. Gerai? Bet pasakysit, kad čia jo daina. Vika, tu jį gini kaip jo vadybininkė? Ar dar kas nors? Liaukis, Mija, visai ne. Juk pati žinai. Gerai, užleis nuo pradžių. Jei daugiau nekalbėsi apie roką. Gerai, daugiau nekalbėsiu apie roką. Norėjau paklausti, kaip sekė su Luhana, bet aš akiu matau, kad išsiskyrėt. Ne. Kas atsitiko? Buvai tvirtai apsisprendęs? Taip, bet nepavyko. Tu įsimylėjai senį? Arba visai sumišęs? Nežinau. Mano dėdė Riki sako, kad poras kartais užklumpa vasariškas audras. Kai atrodo, kad tuoj grius dangus, taiga patika saulė. Taip, bet audra mano galvoj, supranti? Abejoju savo jausmais? Nežinau, ar aš sumišęs dėl Luhanos ar dėl mamos, nežinau. Ką žadi daryti? Su Luhana? Nesiskirt. O su mama? Nenumanau. Mija ir Manueliui, gražiausiai porai. Feli, ką darai? Plakatą Mija ir Manueliui, jie susitaikė. Kaip apgailėtina, lyg pati būtum susitaikęs. Beveik taip ir yra, nes Mija ir Manuelis man patys brangiausi. Labai džiaugiuosi, kad jie susitaikė. Feli, argi nematai, kad galvoji tik apie juos? Gal pagaliau pradėk gyventi savo gyvenimą? Jei tik jie leis. Jie man leidžia. Piešiu plakatą, nes labai noriu. Bet to man labai svarbu, kad Mija ir Manuelis susitaikė. Gerai. Kai liausiasi gyvenosi Mijos gyvenimą ir pradėsi gyventi savo, susirask mus. Iki. Sustabdyk Pablą, nes jis šmeižia tavo vardą. Ką? Pasakoja apie jūsų asmeninius dalykus. Kaip galėjau patikėti, kad yra kitas Pablas? Kas atsitiko? Koks jūsų reikalas? Esu šitos mokyklos mokytojas ir man rūpi visi mokinių reikalai. Vėl susipykai su mama? Ne, su mama nesipykstam. Kodėl tada liūdė? Papasakok, gal galėsiu padėti? Ne. Jei norit padėti, geriau eikit iš čia. Ką darot? Bandau tave palaikyti, kaip jūs sakot. Niekur neskubu ir galiu pabūti su tavim. Jei nenori kalbėti apie bėdas, pasikalbėkime apie ką nors kitą. Pats kalbėkit, aš nesiruošiu nieko sakyti. Nežinau, ko jūs norit, bet esat net už mano motiną įkyresnis. Gal neturit ką veikti? Žinai, tu mane išmušė iš vėžių. Turi kažką tokio, ko vis dar nesugebiu suprasti. Kas man iš to? Kas man iš to? Supratau. Maniau, kad tu labai stipri, bet apsirikau. Dabar matau, kad tu labai silpnulė. Nesu silpna, aš stipri, labai stipri, galiu bet ką ištvert. Neapsigauk. Gali labai garsiai rėkti visus stebint savo išmonę, bet tikrai stiprų žmonės moka paprašyti pagalbos, nebijo verkt ir neslėpia skausmo. Jie užsidarysi savį, tik parodysi tave įskaudinusiam žmogui, kad esi bailė ir labai silpna, Marisa. Nebegaliu. Pablas neleidžia man ramiai gyventi, šveižia mane. O man reikia su repetuoti, nenoriu. Neverk, dukrelė. Neverk. Paleis mano dukrą iškrypelį. Vertino Vida Miselytė, skaitė Vaida Domanytė ir Rita Žirgulis, garso režisierius Andrius Polavičius.